Labas, Asta. Aš tikiuosi, kad garsas bus geras. Tikėkime, kad garsas bus geras. Ir mes pradėsim būrimą. Taip, darysim mašinoje. Nes čia tyliausia ir ramiausia, nieko nepadarysim. Taigi, žiūrėsim tavo situaciją. Taip, kaip tavo klostosi dabar santykiai su tavo vyru? Dabar kokia situacija? Man rodo, kad gera situacija. Aš nežinau, man rodo, kad situacija yra labai gera. Su vyru. Vat. Matai? Kad santykiai ilgalaikiai, kad pilnavertiška šeima ir kad principė viskas yra gerai. Tada, kas yra blogai, jeigu man rodo, kad viskas gerai? Kas yra blogai? Kas yra blogai? Так. Blogai tas, kad nežinai, ką daryti. Norisi išeiti, ne? Vyras pas mus imperatorius. Tokia stipri asmenybė, tokia truputėlį egoistiška, bet jis elgiasi iš teisingumo, ne, nori, kad būtų viskas taip, kaip turi būti, ne, tačiau santykiuose krizė. Tai bokštas. Krizė, taigi naujas etapas. Ir dabar šiek tas naujas etapas priklauso, jeigu jūs susitarsit, kad gal pradedam naują etapą. Čia ne tai, kad aš sakau, jo, viskas bus naujas etapas, ne. Tai priklauso nuo jūsų, kaip jūs nuspręsit. Jeigu jūs nuspręsit pasikalbėję, kad gal pradedam iš pradžių, taip, naujas etapas bus, ne. Jis bus vykdomas gana stipriai, ne, bandysit vėl kažką kurti, bandytumėt kažką kurti, bandytumėt kažką, reiškia, išsilyginti, ne? Reikėtų daug iniciatyvos. Oi. Ar šie santykiai turi ateitį, ne? Nes mums iš pat pradžių parodė, kad šitie santykiai yra stiprus. Pasislėpė, ne? Šie santykiai yra stiprus ir su rimtų pagrindų ir kaip ir krizė, nežinau, jinai kol kas dėl ko šita krizė, ne? Kokia vat jūsų tolimesnė ateitis su vyru. Pagrindas yra greičiausiai toks, kad jūs tiesiog esat pavargę ir viskas. Tai yra teisėto, tai yra našta, pagalvok pati, ne, todėl kad čia yra gal daug darbo, gal daug veiklos, daug kažkokių tai įsipareigojimų, aš viską darau viena, aš viską tempiu viena, aš pavargau, pas man didelis nuovargis, nesupranti, nuovargis, aš nežinau ką daryti, aš tiesiog esu pervargusi. Ir nesinori nieko daryti iš viso, ne? Iš viso nieko nesinori daryti.
kokia perspektyva šiam santykiam. Kokia perspektyva šiam santykiam. Nu, žiūrėk, kaip ten bebūtų, štai žiūrėk, aš tau parodysiu. Štai damutė, štai, čia tu esi. Čia tiesiog iš jautrios, tokios gležnos, tokios meilios pavirtai į tokią sunkesnę. Bet jinai jau stabilesnė, jinai jau su patirtim, jinai jau ramesnė, ane, jau tokia nutūpusi žodžio, ane. Kaip ir ateitis, jinai gera yra. Vėl, priklauso viskas nuo jūsų. Aš negaliu pasakyti, kad aš pasakysiu ir tai bus. A jeigu tu neisi pas savo vyrą, ne, nu ir viskas, ir mano žodžias nieko nevertas. Bet mums rodo, kad viskas galima sutvarkyti, viską galima, tik reikia, kaip čia, tokį, žinok, užsispyrimo netgi. Kaip tai galėtų atrodyti? Mano vyras vis tiek bus pats geriausias. Nesvarbu, koks jis bebūtų man blogas, bet jis yra pats geriausias. Reiškia, rasti jame geriausias savybės. Ne, ilgai gyvenau, tikrai gerų savybių nėra, bet vis tiek. Neskubėk, atsisėsk, paanalizuok, užrašyk. Blogiausias jo savybės, geriausias jo savybės, kur kokių bus daugiau. Ane? Tas visas savybės tu vėl gali išanalizuoti. Pavyzdžiui, mano vyras geras, geras meistras namuose, pavyzdžiui, ten lentynas prikala, bet kas sutvarko, ane? Ir iš šito tu dar kartą šitą analizuoji. Pavyzdžiui, ką paskutiniu metu jis darė? Namie, nu tarkim, ane? Kokią lentyną prikalė, ką sutvarkė, ko nesutvarkė, kaip jis kalbėjo, ar noriai ėjo tvarkyti, ar nenoriai, ar iš to, kad reikia, ar jūs ten susipykot, kai reikėjo kažką patvarkyti, kaip jis reagavo, kodėl būtent taip reagavo, gal jis irgi pavargsta, ane? Buvo tiesiog pervargęs ir tarkim, ane, jūs susipykot, nes reikėjo kažką padaryti namie. Vėl iš tų analizių daryk dar vienas analizės, į smulkesnės. Galbūt tau bus lengviau suprasti, nes jis irgi žmogus, jis irgi pavargsta, ne? Tai va, vėl, jis tave myli. Myli ir trauka tau yra, ir namie, nu viskas turi būti gerai. Ta prasme, perspektyvos yra geros. Bet čia jeigu jūs kartu to norėsit, ane? Čia jeigu, kartoju, jeigu, taip, tarp kitko yra didelis prisirišimas ir ko gero taip paprastai nepavyktų netgi ir santykių nutraukti. Dabar jo, pažiūrėkim kaip jis, ane, kaip jis, ar myli jis tave. Čia žiūrėjom bendrai, ane, o jis, kaip jis, jo reakcija į tave. Jis truputėlį susikaupęs ir nutolęs, tokioj miegamoj pozicijoje, ane. Bet jis šeimoje, jis su šeima, jis, reiškia, šeiminiškas. Kas yra? Ką nori? Aš plaukiu. Tai gerai. Ne, vėl, jis, jeigu reikėtų žiūrėti skirtis ar nesiskirti, jeigu būtų netgi tokia tema. To, iš ten yra. Galiu paimti. Paimk iš tos pusės. Ane, jis tikrai skirtis neketins, nu kol kas rodo taip, ane, kad
reiškia, galbūt pasigilus tikėjimas, ne? Jis gal kažką tiki, bet jis jaučia neištikimybę. Jis jaučia, arba jis jau žino realiai, kad yra neištikimybė, arba jis nujaučia, kad kažkas yra ne taip. Tačiau jis visom jėgom norėtų išlaikyti šeimą, jam šeimininė šiluma, jam yra viskas. Ta prasme, pas jį kitų minčių ir būt negali. Toliau. Jis labai daug pergyvena. Taip, jis labai daug pergyvena. Dėl visko po biškį pergyvena. Nukėkit, nu. Šito negalima. Nes kreivas vis tiek tas. Neparduosi, jeigu šitas kreivas. Esu bandžius, jeigu šitas kreivas neparduosi. Dabar žiūrėk. Nu kol kas. Mums rodo, kad jis kažkiek atsiriboja. Neparodo, kol kas jis nerodys ir neparodo, kad reiškia, jis supranta, kad aplink jį yra kažkokie tai gudravimai, ne, jis kol kas plaukia kartu. Tai? Dabar taip, klauskim gal jo akimis, kokia perspektyva santykiuose, kaip jis galvoja. Kaip jis galvoja. Tu jam pagrindinė moteris. Kol kas jis irgi toks pakabintas, ne, bet tu jam esi pagrindinė moteris. Jo, jam likimas skirta ir viskas. Ta prasme, jis kitų nemato, jis kol kas tik apie tave ir tik su tavim ir jo akimis turėtų būti viskas gerai, ne? Bendra atmosfera mums nerodo, kad yra kažkas blogai, ne? Vėl viskas yra gerai. Tvarkoj, tada žiūrėkim tavo draugą. Ne? Žiūrėkim tavo draugą ir pažiūrėkim, ką jis, ne? Jo pasaulį panaršykim, dėl ko jis ten. Taip, tavo draugas. Su jo, kokias perspektyvas, ne? Dabar pažiūrėkim būtent jo akimis, kaip tai atrodo. Irgi jausmų turi. Irgi toks, ne, kažkiek egoistiškas, ne? Jausmų jis turi, reiškia, tu jam patinki. Šitos kortos yra labai slidžios ir tai labai trukdo dirbti. Taip, ką aš sakiau? Taip, kad jis yra egoistiškas ir kad jis taip tave myli, tu jam patinki. Ir vis tik jo akimis, kaip atrodo viskas, ne?
Jis jaučiasi herojus, laimėtojas, kad jis tave užkariavo. Štai tu. Jis mato, kad tu tokia žemiška. Aš galvoju. Žiūrėk. Man vis rodo, kad yra dvi moteris. Žiūrėk, dvi moteris. Pas jį yra dvi moteris. Jis jaučiasi laimėtas, kad pas jį yra dvi moteris. O viena ir antra. Toliau. O greičiausiai, kad jis su jom abiem turi palaikymą arba trim. Gali būti taip, kad jis bendrauja dar su kitom. Ir jam labai sunku. Jam labai sunku. Ir jis norės atsiriboti. Nu, nežinau, gal pagalvoti žmogus nori. Suprasti, ko nori, ane, labai pergyvena. Kas yra? Labai pergyvena, ką daryti. Kur savo jausmus dėti. Taip, jis ir myli, ir pyksta, ir pas jį jausmai verda. Taip, planuoja. Žiūrėkim, ką jis planuoja. Planuoja. Ką jis čia gali planuoti? Nu, greičiausiai vyksta užkariavimo. Greičiausiai dar vis vyksta užkariavimo metas, kad bando parodyti savo, koks aš esu fainas. Nu, kaip būtų čia? Va, koks aš esu fainas, ane? Greitų laikų. Nu, jis jaučiasi gana vienišas, tarp kitko. Jis jaučiasi gana vienišas. Bet jeigu jis kažkiek buvo atsiribojęs ar, nežinau, nedavė kažkokią atsakymą, tai jis greitų laikų turėtų sugrįžti ir tau duoti kažkokią tai informaciją. Vat ir tu. Tai va, turėtų pasireikšti. Jam labai dokos yra. Jam labai blogai. Patepa. Na, jis čia kovoja. Kovoja ir kovoja. Ane, jis tikriausiai kovoja dėl savo šeimos ir dėl... Aha, jis norėtų su tavim, jis norėtų turėti šansą su tavim. Dėl to jis ir kovoja, turime, jis norėtų, nu, ta prasme, jis pasiruošęs irgi sukurti su tavim šeimą. Jis kažkaip irgi gana rimtai prie šito eina. Gerai. Su juo kokios perspektyvos vis tiek, tarkim, jeigu tu su juo pasiliktai, ne? Kokios su juo perspektyvos? Ateity, kas jūsų laukia? Visai neblogai. Kol kas nežino. Lėtai, bet užtikrinti. Nu, iš vienos pusės devynetas kalba apie tokį savanaudiškumą, kad tik man realiai kažkiek to savanaudiškumo yra, kad jis dar pilnai neapsisprendęs, ane, ir viskas būtų gana lėtai, bet daugiau tai būtų jam. Apskritai, daugiau būtų jam kaip pakaifuoti, kažkaip apie... Greičiausiai bus taip.
greičiausiai bus taip kažkur tai, kad vis tik santykiai nutrūks. Jie greičiausiai bus gana neilgi, ane, ir, nu žinoma, gal pas jį yra permainos staigios, ane, ašgi vis tik nežinau, kuom jis gyvena. Aš klausiau, kaip jo akimis galėtų būti viskas, vat, kokias perspektyvas iš jo pusės. Ir mums iškrenta kaip ir perspektyvų, nu, jis nori, ane, bet arba galimybių nėra, arba vis tik šitie santykiai ilgai neišsilaikys. Ane, nes vat, jie gal žino viens apie kitą, ar jie bendrauja, ar ką, ar jis gaus žinutę iš jo, ane, ir taip gausis, kad čia bus va toks griūtis tokia. Ir po griūties kas? Kas po griūties? Nu, labai neapsisprendęs. Žiūrėk, jeigu aš neklystu, ane, tai gaunasi taip, kad greičiausiai jis savo tokį gilų tikslą nesieks. Greičiausiai. Nes jam kol kas, nu, kažkaip neaišku. Tarsi ir norisi, tarsi ir galisi, bet vėl neišeina. Jam gal, žinai, jis tiesiog, galbūt tavyje jis mato, ko jam trūksta. Nu, tarkim, jeigu ten pas jį viskas blogai su jo dama, ne, su tavim gal kažkaip kitaip, gal tu kitaip reaguoja, ne, bet, ta prasme, jis tiesiog bando užtaisyti savo skylės, iš kurių pučia vėjas. Kažkaip taip. Negaliu pasakyti, kad tu jam nepatinki. Tu jam patinki. Yra meilė, bet kažkaip, nežinau, galbūt jam per greitai, ane, jis gal nemėgsta greitai, ane, jis nori, kad romantika ir liktų romantika, kad, nu, ta prasme, kad pereiti kitą lygį jam sudėtingiau yra. Gal jam reikia daugiau laiko, ne? Jam pats faktas romantikas patinka. Va tas laikotarpis. Mūsisiu, zuiki puikiai, mylim ir va tas. Toks dainavimas, ane, liuliavimas, dainavimas. O ar jis tau kažką suteiktų, tarkim, rimto? Kol kas tokio vėl nėra. Nebent tai atsirastų su laiku. Pavyzdžiui, galbūt dabar ir laikotarpis, ne, tokia judam link žiemos, nesu per ką sugalvosi. Galbūt vėliau truputėlį. Vėliau jis tau gali kažką pasiūlyti. Pavyzdžiui, gali pasipiršti. Pavyzdžiui, gali kelionę sugalvoti, ane? Ką jis čia dar gali? Gal dovaną kokią padarys. Ane? Kokią nors auksinę apyrankę. Ta prasme, jis parodys, kad tu jam rūpi. Bet jis daugiau orientuojasi vis tik va tokiam trumpom. Ir su juo vat kažkaip toli neišeina. Nu, supranti, gal biškį sudėtingiau vyram tai išeina, apskritai sudėtingiau viskas einasi. Jiems sunkiau apsispręsti, jiems sunkiau priimti sprendimą. Nu, jiems viskas, čia mes, žinai, moteris, tai 1, 2, 3, viskas, einam, darom ir viskas. Jie yra lėtesni. Tai nėra blogai, tiesiog jam reikia daugiau laiko, ane? Tai kad su draugu kol kas tokių ryškių perspektyvų nėra, nes jam reikia daugiau laiko. Sudaryti planą, gyvenimo planą. Dabar jis to vat negali padaryti.
nieko baisaus tame nėra. Tavo vyras, jis turi jau gyvenimo planą, jis jau jame, supranti, jis jį vykdo. Tai jam yra lengviau. O kai jį reikėtų perkurti, jis lygiai būtų tokia pačia situacija, jam irgi būtų labai sudėtinga. Tai va, žiūrėk, laukti jo ar išsiskirti, tai yra tavo reikalas, ką tu darysi. Aš tau tik išvardinau, kas būtų su tuo arba kas galėtų būti su tuo. Staigiai tu čia sprendimo nepadarysi. Viskam reikia laiko, ne, vis tik ir pažinti žmogų reikia, ir paanalizuoti, ir nešokti va taip staigiai, nieko tai gero neduos. Kaip mačiau, tavo vyras nėra pats blogiausias, bent jau man taip kortus rodo, ne? Kad jis nėra pats blogiausias, kad visai neblogai viskas yra. Na, čia tavo reikalas, ką tu su juo darysi. Taigi, kas mums liko? Aš tau santykius išanalizavau, ane? Kas mums liko? Mums liko tavo darbas. Pabandykim kitą pamiršti labai slidį. Tavo darbas. Kaip bus darbe? Taip, ar keisti tau darbą, ar nekeisti? Žiūrėk, taip irgi nedarysim. Darysim, kas būtų, jeigu tu keisi darbą ir kas būtų, jeigu tu nekeisi darbą, gerai? Taip, kas būtų, jeigu tu pakeistum darbą? Kas būtų, jeigu tu pakeistum darbą? Nu, turėtum kažkokį kitą pasiūlymą. Taip, kažkokį tai visai neblogą pasiūlymą ir labai greitai. Taip, nu, pats pasiūlymas vėl. Pasiūlymas, aš turiu omeny, nu, rastum kažkokį tai visai neblogą, pinigingą darbą. Jeigu tu iš jo išeitum, nieko blogo tame nėra. Va ir vėl pinigėlis. Tarp kitko, iškart gautum kitam darbe pagarbą, iškart gautum pripažinimą, iškart į tave visi, o vau, kokia tu faina, norėtų daugiau apie tai sužinoti. Ne, ir kas čia? Nu, žiūrėk. Čia tikriausiai jau kita informacija, bet jinai yra svarbi. Dabar taip. Būk maksimaliai atsargi. Maksimaliai. Nežinau kaip, nežinau kur, bet ant tavęs vyksta, nežinau net kaip čia pasakyti, žodį rasiu. Žodžiu, tave tikrina visi. Nežinau, nu, pramušinėja, ta prasme, kažkas gali ir burti ant tavęs, kažkas gali ir dėti magiją, kažkas gali apkalbinėti, patstatinėti. Iškart gausi tokį, žinai, pavydą iš šono, kažkas norės išnarplioti tave, iš daugiau sužinoti. Ta prasme, tu būtum per ideali ir visi jau norėtų tave kažkur tai įkasti, sužinoti, žodžiu, va taip. Galbūt kažkur pats statyti, kažkur, vat, viskas, vat, kaip tokia, nu kaip tu tokia, o tau, vat, žiūrėk, o tu būsi stabili. Labai daug bus intrigų, apkalbų, pletkų, žodžių, kaip visuose darbuose. Todėl, kad, reiškia, tu tiesiog tokia per ideali, kaip gali ateiti, tokia ideali. Bet darbas visai neblogas. Gal tu čia kokias kitas pareigas imsi, ane? Nes ir žinai kas? Ką tu čia norėsi keisti?
Greičiausiai, kad neilgai tu tame darbe sėdėsi, nu kažką norėsi keisti. O jeigu tu nekeisi darbo, ne, ir liksi tam pačiam darbe. Jeigu tu nekeisi darbo. Jeigu nekeisi darbo, kad ir kaip tu gerai save ten jaustumėjai šiame darbe, nes kaip suprantu, kad su tavim tvarkingai elgesi, gražiai, ne, galbūt gauni premijas, nu, gal ir negauni, bet gražiai su tavim elgesi, kad tave myli irgi šitam darbe, kaip ir viskas gerai, bet čia nėra pinigų ir iš tų, nu, nėra pinigų, turiu minį, tau neužtenka ir tu norėsi įkeisti. Nori, nenori, tu norėsi jį keisti. Tai, kad aš manau, kad tu ieškosi naujo darbo ir kaip tik tau paklius kažkoks tai geras šansas. Tai, kad aš manau, kad tu jį keisi. Netgi, ar, nežinau, nebijosi, žodžiu, aš manau, kad tu jį keisi ir gerai padarysi. Tik tiek, kad turėk omeny, kad kolektyvas ten gali būti ojojoj, labai pavydus. Taip, ko mes dar nepažiūrėjom? Ką aš praleidau, pasakyk man. Taip, ką aš praleidau? Gerai, duosim tau patarimą. Duosim tau patarimą. Žinok, aš manau, patarimas yra, ne, likti ar nelikti vis tiek, nes labai daug šeiminiškų kortų iškrito. Vat likti ar nelikti tau šeimoje, gal taip nesimato, ne, priiminėsi sprendimą. Ir aš manau, kad, vat, aš tau įrasiu. Aš manau, kad jūs galit pabandyti viską iš naujo. Jūs galit. Nu, jeigu jūs šito patys norit, jūs galit pabandyti viską iš naujo. Ten jau tavo pliusai, minusai, kuriuos tu pati susidėsi savo, tai jau čia priklauso nuo tavęs. Jeigu tavo atžvilgiu tu supranti, kad ten minusų daugiau negu pliusų, aš negaliu pasakyti, kad, nu, reiškia, tau ten gerai. Nu, tu geriau žinai, kad tau ten gerai, arba kad ten tau blogai. Supranti? Mums kortos rodo, kad greičiausia, kad liksi šeimoje. Ir šeimos nepakeisi. Vat. Na kągi, linkiu aš tau sėkmės, viskas bus gerai. Iki.